15 pakelti į 4 vietą, kad jis galėtų 4 klausimus. O vedėjo Jono Petkevičiaus 16 klausimas tada ateitų po jo 12 klausimo ir gautųsi 13-14. Ar tinka taip? Tinka, ne? Tai gerai, ačiū tada labai. Gerai, tai tada kviečiu pirmą klausimą dėl ilgalaikio materialio turto perėmimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise pristatyti vedėją Artūrą Pupalį. Prašom, Artūrai. Taip, atsižvelgiant į tai, kad šalies mokykloms nacionalinė švietimo agentūra pirko tesnio našumo nešiojamus kompiuterius ir jos paskirstė savivaldybėms, tai parengtas šis sprendimo projektas ir prašom savivaldybės pritarimo perimti nuosavybėn Lietuvos Respublikos nuosavybę esantį turtą, kurį dabar valdo nacionalinė švietimo agentūra patikėjimo teise. Ir perimus šį turtą suteikti jį naudotis mūsų sprendimo antram priede išvardintom švietimo įstaigoms. Prašau pritarti tokiam sprendimo projektui. Gerai, ačiū Artūrai. Ar turime klausimų? Ne, pasisakymų. Turbūt techninis klausimas. Iš tikrųjų, tai aš siūlau tada bendru sutarimu pritarti. Gerai, ačiū. Antras mūsų darbotvarkės klausimas dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigoms valdyti ir naudoti, disponuoti jo patikėjimo teise. Irgi pristato Artūras Pupalį. Sprendimo projektas parengtas gavus švietimo įstaigų prašymus, tai būtent nereikalingą turtą esantį Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos valdomo patikėjimo teise suteikti Mastaičių daugiafunkciam centrui, Girionių darželiui ir Ežerėlio pagrindiniai mokyklai. Tai surišta su tuo, kad kol įsisteigė Mastaičių daugiafunkcis centras, prieš tai įrangą pirko ir turėjo Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla. Taip pat pasikeitus ikimokyklinio ugdymo situacijai, nereikalingą turtą ikimokykliniam ugdymui siūloma perduoti iš Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Girionių darželiui ir Ežerėlio pagrindiniai mokyklai. Tiek trumpai. Gerai, ačiū Artūrai. Reginos ranką matau, tai prašom, Regina, klauskite. Tai turbūt jau Mastaičių daugiafunkcis ir turbūt ir naudojasi ir kitos įstaigos turbūt jau faktiškai ir naudojasi, čia tik formalumas. Formalumas, taip. Gerai, ačiū Regina. Ar dar turėsite klausimų? Klausimų daugiau nematau. O Regina, jūs klausite dar? Nes, ranką matau. Pasisakymų? Nematau rankų, tai irgi turbūt siūlau bendrų sutarimų pritarti. Gerai, ačiū. Trečias mūsų klausimas dėl Kauno rajono savivaldybės turto perdavimo Kauno rajono savivaldybės viešai bibliotekai pagal panaudos sutartis. Ir kaip pristato Artūras. Taip, šio sprendimo projekto esmė tokia, kad balandžio 1 dieną baigėsi viešosios bibliotekos kai kurių padalinių panaudos sutartis, tai prašom pratęsti dar 10 metų sutartis patalpų, kurios yra Babtų kultūros centro patikėjimo teise valdomame pastate Ežerėlyje ir Samylų kultūros centro patikėjimo valdomame Šlienavos kaimo Biliūno gatvė 106 pastate. 3 patalpos arba 3 objektai, kurių prašo suteikti naudotis viešoji biblioteka jos funkcijų vykdyti toliau. Ačiū Artūrai. Kolegos, ar turėsite klausimų? Nematau rankų. Pasisakymų? Nėra. Tai tada siūlau bendrų sutarimų pritarti. Ačiū. Ir dabar, kaip sutarėm, tada pakylam su 16 mūsų darbotvarkės
15, atsiprašau, pagal bendrą 63, Artūrui duodam dėl nekilnojamo turto perėmimo Kauno rajono savivaldybės nuosavybė. Pristato Artūras Pupalė. Taip, atsižvelgiant, sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į didėjantį poreikį Samylų seniūnijoje vaikų švietimo iki mokyklinio ugdymui organizuoti. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai šis pastatas yra nereikalingas ir šiuo metu pradėta yra reorganizacija prijungiant prie kitos įstaigos. Tai siūlom perimti pastatą valgyklą parduotuvę, beveik 613 kvadratinių metrų ploto pastatą, savivaldybės savarankiškom funkcijom iki mokyklinio ugdymui organizuoti. Iš valstybė šitas turtas yra šiuo metu valdomas Kauno miškų inžinerijos kolegijos, jisai yra valstybės turtas ir yra toks, sakysim, momentas, kai galim kreiptis į vyriausybę dėl perėmimo turto. Tai būtų žymiai paprasčiau šiuo metu, negu paskui, kai šitą turtą pradės dalinti ar tai turto bankui, ar kitom įstaigom. Tai toks momentas, kad galima būtų prašyti vyriausybę suteikti šitą turtą mums. Gerai, ačiū, Odėjau. Matau, kad Reginos ranka, tai prašom, Regina, klauskite. Taip, tikrai pritariu tam perėmimui ir visa kita, tik tais mano toks paklausimas, iš Girionyse šitas pastatas, Šlienavoj irgi darželiui pastatas, įdėjimai, kad jie taptų tinkami naudoti ir visa kita bus tikrai gana nemaži. Kaip su paskaičiavimu, kiek tai, ar atliktas maždaug preliminarus, kiek tai galėtų kainuoti ir kaip tas užpildomumas, žinoma, kad Girionys irgi nėra tokia labai jau didelė ir gyventojų skaičiumi labai skaitlinga vietovė. Kaip šitas santykis užpildomumo ir numatomų įdėti lėšų kiekio? Tai dėl lėšų kiekio, tai galiu atsakyti, o dėl vaikų užpildomumo, tai prašysiu Joną prisijungti. Taip, aš atsakysiu. Kas dėl lėšų, esmė tokia, kad Šlienavoj taryba yra pritarus dėl projektų įgyvendinimo iš ES paramos, o šitame pastate Girionyse jau šiuo metu Girionių darželis nuomojasi patalpas, kadangi vykdoma rekonstrukcija jų pastato, tai faktiškai jau dabar tame pastate vyksta ugdymo procesas ir tos patalpos jau dalinai yra pritaikytos. Faktiškai nedaug ir beliks. Jeigu jau ten, kai jau bus tai mūsų nėra, pastatas, mes aš ten dabar nesu buvus, nesilankiusius, tai įsivaizdavau, kad ten, kaip pasakyti, didelis plotas, tuščias ir be nieko. Ten ugdymas šiuo metu vyksta, jisai nuoma yra iki rugsėjo mėnesio, kol pereis atgal į savo patalpas. Tačiau, kaip Jonas ir pasakys, tada kokie yra poreikiai ir matom galimybę, kad jisai faktiškai pritaikytas. Jeigu bus mūsų, mes galėsim pagerinti situaciją to pastato pačiai. Aišku. Prašau, Jonai. Jeigu gali dar patikslinti dėl užpildomumo. Dabar mes patikslinsiu dėl to pastato. Artūras labai jau diplomatiškai pasakė, iš tikrųjų tas pastatas, kadangi, kai buvo vaikai iškelti, yra visiškai pritaikytas. Jokių papildomų įdėjimų to pastato pritaikymui, kad bus mūsų vaikai, nereikės. Jau čia iš vidinių rezervų, kai buvo Girionys reikėjo perkelti, jie viską turi, visą įrangą, kadangi pagal projektą numatyta Girionių darželėje naujus baldus nupirkti, tai visi baldai yra pakankamai geri, kurie buvo, yra sunešti į tą pastatą, jis yra pritaikytas, jokių papildomų lėšų, nei €1 nereikės šitam pastatui. Patiksinu, Artūras dar norėjo taip, iš dalies pritaikytas, iš tikrųjų tai pilnai pritaikytas. Jeigu norėsim apliką sutvarkyti, apšildyti, dar kažką, tai tada taip. Tai žodžiu, tokios, kaip pasakyti, minimalistinės, ne? Taip,
Na, tai čia vis nori vis geriau, bet aš sakau, kad šiai dienai nereikės pritaikyti nieko daugiau, neverta. Aišku, žinoma, galime tobulinti visą kitą, bet mūsų nuomonė tai nereikės. Toliau užpildomumas yra toksai eilėje, laukia dabar, nežiūrint vaikų, laukia 80. Į šitą darželį mes galėsime priimti 60 vaikų, 20 vaikų eilėje. Toliau Šlienavos mokykloje yra, tos grupės yra, turime šiemet 3. Realiai mums Šiluvos mokykloje reikia statyti arba priestatą, arba šitas iš grupės kelti vaikus į darželio patalpas. Dalį, kada pastatysime į tą naująją, nes labai Šlienavos gyvenvietėje pradėjo augti mokinių skaičius. Kai sutvarkėme mokyklas, tvarkėme stadioną, daugelis iš miestų grįžta į mokyklą kas metai, daugėja vaikų po 60. Dabar mes prieš keletą metų Šlienavos pagrindinėje mokykloje buvo apie 190 vaikų, dabar jau turime 303 šiai dienai. Nuo rugsėjo mėnesį dar ateina nuo grupės. Prašau netelpa vaikai. Visas darželio grupės reikės iškelti iš mokyklos į naują pastatą, jeigu statysime, kai baigsime, ir tai dar visi netilps. Toliau sutvarkius, jau baigęs rekonstruoti Girionių darželį, padaugėjo dideli mokinių skaičius. Iš tikrųjų, ten buvo didžiausias nubyrėjimas. Šitie darželiai ir mokykla, kai dar nebuvo iki rekonstrukcijos, jie rinkdavo tik tais apie 60% visų vaikų, kurie yra gimę toje teritorijoje. Mes turime statistiką bendrą ir kiek lanko mūsų įstaigas. Taip, kad dabar jau šiemet pradėjo užsipildyti ir tikrai ten poreikis bus didžiulis, jeigu dar visi vaikai sugrįš, kurie lanko miesto mokyklas, darželius bandė lankyti, į atinaujintas įstaigas tikrai užpildomumas bus pilnas ir pilnai bus užpildyta viskas. Gerai, ačiū vedėjau. Ar dar turime klausimų? Ne, Regina mano klausimus paklausė, tai viskas liuks tada, tai aš neklausiu. Tai aš tai galvoju, kad tikrai čia geras, rimtas žingsnis, to labiau, kad vedėjas Jonas Petkevičius tikrai paaiškino, kad ta plėtra tenai tai didelė ir turbūt tik tai laikinas bus problemos sprendimas. Aš siūlau bendrų sutarimų pritarti, tikrai mums reikalingos tos patalpos. Ačiū. Ačiū Jums, Artūrai. Tada ir iki. Ir dabar, kadangi jau vedėjas Jonas Petkevičius taip gražiai įžengė, tai tada ir jam sekantis klausimas. Tas klausimas yra dėl 2023 metų Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Prašau, vedėjau. Teikiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl 2023 metų Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Vadovaudamasis vietos savivaldos įstatymu bei Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Jūsų kultūros švietimo ir sporto komitetas 24 metų vasario 26 dieną išklausė 20 ikimokyklinių ugdymo įstaigų 23 metų veiklos ataskaitas. Dabar jas papildžius finansinėmis ataskaitomis pagal naujų galiojančius teisės aktus, tai jie yra vadinami metinių ataskaitų rinkiniais. Jūs tada apsvarstėte, teikėte keletą pastabų, išsitaisėme jas ir tada buvo priimtas toks sprendimas, kad jiems pritarti. Todėl dabar teikiamas parengtas šitas tarybos sprendimas ir siūlau jį patvirtinti ir pritarti metinių ataskaitų rinkiniams visoms. Ačiū vedėjau, net detaliai priminėt, kada mes ten klausėm, jeigu kas buvo pamiršę tas 2 dienas įdomias. Kolegos, ar turite klausimų, nors aš irgi pritariu, kad viską mes girdėjom. Tai ir pasisakymų turbūt nėra. Tai aš siūlau iš tikrųjų pritarti, nes tikrai viską girdėjom ir tenai vietoje tikrai aiškinomės ir tik tai vadovams turbūt reikia padėkoti, kad tikrai išsamiai atsakymams į tuos klausimus. Tai tada pritarėme, ne? Ačiū. Ir dabar tada sekantis klausimas. 20 pagal oficialią darbotvarkę dėl 2023 metų Kauno rajono mokyklų darželių, pradinių sporto ir meno mokyklų daugiafunkcijų centrų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Prašome, Dievu. Teikiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl 2023 metų Kauno rajono mokyklų darželių, pradinių sporto ir meno mokyklų daugiafunkcijų centrų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Kultūros švietimo ir sporto komitetai 24 metų vasario 29 išklausė
šių įstaigų ataskaitas ir joms pritarė. Tai to pagrindu parengtas tarybos sprendimas, kuriam siūlau pritarti ir teikti tarybai tvirtinti. Ar turime klausimų? Ne, pasisakymų. Kolegos, aš dabar turiu atsiprašyti, bet prieš šitą klausimą turėjau pasakyti, kad mūsų narė Dovilė Mikuckienė nori nusišalinti, kadangi apie jos darbo vietą, bet mes tada, aš galvoju irgi, mes tada buvom apsitarę prieš, kada tas 2 dienas pritarėmės. Atsimenate, ir aš nusišalinau, ir Laimutė nusišalinau. Aš manau, kad mes tada nusišalinom, dabar, kadangi tai yra bendras blokas, tai aš tai siūlau, kad ir dabar atgal prieš klausimą, bet siūlau nepritarti Dovilės nusišalimui, nes kaip ir tokia baigiamoji stadija, kur jau tikrai nieko daug ir nesvarstom. Tai atsiprašau, kad pražioplinau, bet Dovilė, mes jums neleidom nusišalinti atbulinę tvarką. Ačiū. Tai dabar taip. Sekantis mūsų klausimas, 21 pagal bendrą eilę, dėl 2023 metų Kauno rajono gimnazijų, progimnazijos ir pagrindinių mokyklų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Prašom, vedėjau. Teikiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl 2023 metų Kauno rajono gimnazijų, progimnazijos ir pagrindinių mokyklų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Vadovaudamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Kultūros švietimo ir sporto komitetai 24 metų vasario 29 išklausė 10 gimnazijų, progimnazijos ir 6 pagrindinių 23 metų veiklos ataskaitas, jis apsvarstė ir priėmė sprendimą jums pritarti. Pagal galiojančius teisės aktus, tai yra metinių ataskaitų rinkiniai pridėjus finansinės ataskaitas, todėl to pagrindo parengtas sprendimo projektas, kuriam siūlo pritarti ir teikti tarybai tvirtinti šitą sprendimo projektą. Tai vis tiek turiu paklausti, ar turėsite klausimų? Nematau rankų, pasisakymų. Irgi turbūt naudodamasis progą, tai turiu padėkoti gimnazijų vadovam, progimnazijų, kad tikrai mums skyrė laiką ir ataskaitas ir vieną vadovą turėjom net ir gyvai. Tai ir siūlau pritarti šitam projektui. Gerai, ačiū. Taip, 22 klausimas. Dėl 2023 metų Kauno rajono kultūros sporto centrų, viešosios bibliotekos, muziejaus metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Prašau, vedėjau. Teikiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl 2023 metų Kauno rajono kultūros sporto centrų, viešosios bibliotekos, muziejaus metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Vadovaudamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų ir Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Kultūros švietimo ir sporto komitetas 24 metų vasario 26 ir 29 dieną išklausė 7 kultūros centrų, sporto centro, viešosios bibliotekos ir muziejaus veiklos ataskaitas. Jis apsvarstė, priėmė sprendimą jums pritarti. Tuo pagrindu parengtas tarybos sprendimas, sprendimo projektas, kuriam siūlo pritarti ir teikti tarybai tvirtinti. Gerai, ačiū. Ar turėsite klausimų? Ne, pasisakymų. Tai irgi tada siūlau pritarti bendrų sutarimų. Gerai, ačiū. Ir dar vienas panašus klausimas, 23. Dėl 2023 metų Kauno rajono švietimo centro ir Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimų. Pranešėjas Jonas Petkevičius. Teikiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl 2023 metų Kauno rajono švietimo centro ir Kauno rajono pedagoginės psichologijos tarnybos metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Vadovaudamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų ir Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Kultūros švietimo ir sporto komitetas 24 metų vasario 26 dieną išklausė švietimo centro ir pedagoginės psichologinės tarnybos 23 metų veiklos ataskaitas. Jas apsvarstė, priėmė sprendimą jums pritarti. Tuo pagrindu parengtas tarybos sprendimas dėl pritarimo metinių ataskaitų rinkiniams. Sprendimo projektas tai yra parengtas. Tai siūlo pritarti šiam sprendimo projektui ir teikti tarybai tvirtinti. Gerai, ačiū. Ar turėsite klausimų? Nematau rankų, pasisakymų, tai tada irgi siūlau pritarti bendrų sutarimų. Ačiū.
Taip, dabar 24 klausimas pagal bendrą darbotvarkę dėl pritarimo Kauno rajono Domeikavos gimnazijos dalyvavimui tarptautinėme projekte. Pranešėjas Jonas Petkevičius. Teikiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo Kauno rajono Domeikavos gimnazijos dalyvavimui tarptautinėme projekte. Domeikavos gimnazija yra viena iš partnerių su Italijos koordinuojame projekte, kuriame dalyvavo Italijos, Ispanijos, Lenkijos ir Lietuvos mokiniai. Pagal Erasmus antrąjį pagrindinį veiksmą bendradarbiavimas ir partnerystė švietimo sektoriuje. Gimnazija kaip partneriai gali būti skirtas finansavimas projekto Travel aplinkosauginio ugdymo virtualioje aplinkoje gairės. Įgyvendinimu šis projektas būtų įgyvendinamas 24-26 metais. Jo tikslas yra supažindinti mokinius Europos gamtos paveldo ir išsaugojimo strategijomis. Pagal šitą projektą vaikai įgis naujų įgūdžių ne tik keliaujant po šalis, bet apie technologinius skaitmeninius įgūdžius, naudojant GIS sistemą, GPS sistemą, 360 laipsnių kameras. Planuojamis edukaciniuose vizituose, kurie bus 3, dalyvautų 15 mokinių ir 2 mokytojai. Taip pat būtų įtraukti ir kiti gimnazijos mokiniai dalyvauti virtualioje. Pagrindinis projekto rezultatas būtų įtraukiančios interaktyvios virtualinės kelionės sukūrimas apie vieną iš biosferos rezervatų šalyje, taikant skaitmeninio pasakojimo metodą. Šio projekto įgyvendinimui Domeikavos gimnazija gali gauti 35 865 eurus. 80% šios dotacijos sumos, kaip visada, būtų pervesta pasirašius projekto sutartį. 20%, tai yra 7173 eurai, būtų iš pradžių pasiskolinimas savivaldybės biudžeto lėšos, kurios projektui pasibaigusi patvirtinus galutinę ataskaitą būtų grąžintos savivaldybei. Tai prašau pritarti šiam sprendimo projektui ir leisti Domeikavos gimnazijai dalyvauti projekte, kuris tikrai vaikams būtų naudingas. Gerai, kolegos, ar turėsite klausimų? Nematau pasisakymų. Siūlau tikrai pritart bendru sutarimu. Manau, kad tikrai tokie projektai naudingi ir Domeikavos gimnazija tai turbūt reiktų tik tai pagirti, nes labai dažni tie projektai ir mes patys matome ir visokiuose baigiamuose renginiuose, kur tikrai daug partnerių ir akivaizdi nauda. Tai siūlau pritart bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. Taip, 25 klausimas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 metų gruodžio 19 dienos sprendimo TS 493 dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendro ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimų. Pranešėjas Jonas Petkevičius. Teikiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 metų gruodžio 19 dienos sprendimo numeris TS 493 dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Šiuo tarybos sprendimu sprendimi tokie yra tikslai. Įsirengiamas dėl to, kad sparčiai daugėja mokinių skaičius viešoje įstaigoje Vytauto Didžiojo universiteto Ugnies Karvelės gimnazijoje, kurioje ypatingai dabar vykstant dar rekonstrukcijų darbams pagal tūkstantmečio mokyklos programą, mažėja patalpų ir vaikai netalpinami, fiziškai jau negali patalpose būti. Galvojama, kad ar reikės rugsėjo 1 perėti į antrąją pamainą. Taip pat yra toks Kauno rajono savivaldybės socialiai atsakingas noras išsaugoti Ežerėlio pagrindinę mokyklą, kurioje dabar mažėjant mokinių skaičiui atsiranda laisvų patalpų, kurias vis tiek reikia išlaikyti. Tokiu būdu didėja mokyklos pastatų išlaikymo kaštai, augo vieno mokinio ugdymo kaštai, taip pat mažėtų mokytojų darbo krūvis ir atlyginimai, o mokykla vis tiek šitame regione turėtų išlikti. Todėl mes norime padidinti Ežerėlio mokyklos mokinių skaičių ir patikslinam Ugnies Karvelės gimnazijos, Garliavos Adomo Mitkaus, Zapyškio pagrindinį mokyklą, Ežerėlio pačios mokyklos, aptarnavimo teritorijas, daugiau vaikų nukreipiant į Ežerėlio pagrindinę mokyklą, kad ji būtų labiau užpildyta ir galėtų už mažesnius kaštus teikti vaikams ugdymą arčiau jų namų pačiame Ežerėlyje. Todėl yra patikslinamas priedo 2.1 punktas, 2.2 punktai ir 2.6 punktai. Taip pat 4 priedo 4.1 punktas dėl Ugnies Karvelės gimnazijos. Tai šitas teritorijos vaikai būtų nukreipiami į Ežerėlio pagrindinę mokyklą iš aplinkinių kaimų, kurie yra arčiau, kuriems patogu. Susiekimas būtų organizuojamas kaip ir dabar pavežant mokinius arba tėvams pakeliui vykstant į mokyklas. Tai siūlau pritarti šiems pakeitimams ir patvirtinti šitą tarybos sprendimo projektą. Ačiū, Vidėjau.
Klausimų turim ir klausė Regina pirmą. Taip, tikrai aš suprantu, kad, kaip žemėlapyje popieriuje, tai padaryti ir, ir nukreipti nėra sudėtinga, bet kaip realiai, kaip jūs galvojat, į ežerėlį, vis tik, sakytum, į Zapyškį, tai čia jau atstumai tikrai nedideli, bet į ežerėlį, ar tikit, kad būtent tos priskirtos teritorijos ir iš jų vyks, aš tikiu, kad ten keletą, bet kad išspręstų turbūt nuimti nuo ugnės ir ten užpildyti taip realiai įsivaizdavimą tokį, turit tokį realų, ar taip? Žinote, popieriuje. Taip, mes stengiamės tai padaryti, reguliuojant srautus. Ar vaikai tikrai nueis? Vis pirma, šitie kaimai, kurie išvardinti, jie yra labai neskaitlingi, jų iš visų labai nedaug vaikų. Ežerėlio mokyklai, kai mes dabar yra nustatytos Švietimo ir mokslo ministerijos tos kriterijai, kad išlaikyti klases, ties 1 ar 2 vaikai yra jau didelė paskata, tarkime, yra 11 vaikų, mes negalime formuoti klasės. Ateina 1 vaikas, jau 12 ir gauna ministerijos finansavimą, ir suformuoja klasę, mokinių atlyginimai, užimtumas patalpų, viskas tvarkoje. Taip, masinio įėjimo negalima tikėtis, bet 1 kitas mokinys ateis ir yra tikimybės, kad jisai papildys mokyklą ir galėsime išlaikyti. Dėl Ugnės Karvelės gimnazijos dabar gali būti tas bent laikinas sprendimas, kol baigsime rekonstrukciją ir patalpų padaugės galbūt. Bet šiuo metu mes turime priimti, nes tada neliks jokių svertų, jeigu teritorija būtų priskirta Ugnės Karvelės gimnazijai ir priskirta, tada vaikai taip, gal nenueis į Ežerėlio mokyklą, tada į kažkokią kitą mokyklą mūsų ieškos ar į miestą ten veš, bet jie nereikalaus, kad priimtumėm, nes jau darbą netalpiname, o būtent šitas bus toksai daugiau tikslas, kaip ir Ugnės Karvelės gimnazijos mokinių skaičių sumažinti, kuris yra didelis. Taip, ir jeigu ten Ežerėlį, kaip sako, trūksta 2, 3, 1, tai tikrai tikimybė, kad ten prisiviliot bus galima iš tų kaimų. Taip, ačiū. Ačiū, ar dar bus klausimų? Pasisakymų? Štai irgi pritariu Reginos tiem nuogastavimam, bet čia irgi ne iš gero gyvenimo šitie teritorijų pakeitimai. Iš kitos pusės tai tikrai Ežerėlio ta visa infrastruktūra, mokytojų kolektyvas, ten viskas pilnai sukomplektuota. Ir aš tai irgi pritarčiau vedėjui, kad paleis dabar tuos žmonės, tai paskui, žinot, galim ir nesusigrąžinti. Tai, o fiziškai tikrai Ugnės Karvelio pastato neištempsim. Tai reikia tikėtis, kad po rekonstrukcijos iš tikrųjų ta situacija keisis ir bus galima grįžti prie šito klausimo. Tai sakau, toks klausimas nemalonus, bet vis tiek aš siūlau pritart bendru sutarimu, todėl kad ta situacija tokia, kuri verčia tokius sprendimus daryti. Ačiū. Žygiuojam tada. Taip, dabar 26 klausimas. Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 dienos sprendimų, TS 377, Kauno rajono savivaldybės vaikų stovyklų ir kitų neformalio vaikų švietimo veiklų programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Pranešėjas vedėjas Jonas Patkevičius. Teigiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 20 m. spalio 22 dienos sprendimo numeris TS 377 Kauno rajono savivaldybės vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Šitas tvarkos aprašas buvo parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. 20 metų birželio 22 dienos numeris V823, kuris dabar neteko galios. Todėl pagal šį įstatymą parengtas tvarkos aprašas taip pat turime pripažinti netekusi galios kaip viršesnio Lietuvos Respublikos įstatymo pasikeitimo. Kauno rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio stovyklos būtų finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, o iš ministerijos lėšų dabar finansavimas nukreiptas per Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą.
todėl mes jau negalime jo vadovautis šito centruku. Tai yra tuo tvarkos aprašu, kuris yra skirtas dabar tik Lietuvos vaikų mokinių švietimo centrui. Todėl prašom patvirtinti šitą tarybos sprendimo projektą, kad būtų pripažintas netekusių galios teisinis reguliavimas, galiojas iki šios dienos. Gerai, kaip ir aišku. Gerai, dėkui. Ar turėsite klausimų? Ne, ir pasisakymų. Čia iš tikrųjų turbūt toks techninis dalykas, tai siūlau pritarti bendru sutarimu. Gerai, ačiū. 27 klausimas pagal bendrą tvarką dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 dienos sprendimo TS 55 dėl Kauno rajono savivaldybės bendro ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendro plano patvirtinimo pakeitimo. Pristato Jonas Petkevičius. Teikiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 metų vasario 25 dienos sprendimo numeris TS 55 dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metais bendrojo plano patvirtinimo pakeitimo. Kauno rajono savivaldybės taryba 21 metų vasario 25 dienos sprendimo numeris TS 55, kurį jau įvardintų, buvo patvirtintas pertvarkos planas, kuriame buvo numatyta iki 22 metų rugpjūčio 31 dienos pertvarkyti Kauno rajono Pilėnos gimnazijos vidaus struktūrą, likviduojant Viršužiklės skyrių ir iki mokyklinio ugdymo grupės perkelti gimnazijos pastatą adresu Taikos plentas 54 Pilėnoje, kuriame buvo pradėta rekonstrukcijos darbai. Dėl objektyvių priežasčių, stringant rekonstrukcijos darbams, kol šis pastatas bus pritaikytas į mokykliniam ugdymui, pertvarka buvo atidedama. Viskas metai išėdams tokio sprendimo projektu, metams atidėti. Tai kadangi šiuo metu dar nėra baigtas rekonstrukcija taip pat, tai prašome dar metams atidėti šitą pertvarkos planą, kad Viršužiklės skyrius būtų be neskubos tvarka, ramiai likviduotas, visi vaikai perkelti, sutvarkyti visi teisiniai dokumentai ir viską nukelti tos skyrius reorganizavimą iki 25 metų rugsėjo 1 dienos. Tai prašom pritarti šiam sprendimo projektui. Supratom. Ar turėsite klausimų, kolegos? Nematau pasisakymų. Norėčiau vieną pasakymą aš dar, kad kadangi čia kalbame apie tinklo pertvarką, tai noriu tarybos narius, kad jie irgi žinotų, kur pasklido informacija apie tai uždaromas gimnazijas, tai yra netiesa. Žinote, geriausiai padaryti taip, paimti dalį tiesos. Taip, mūsų Vandžiogalos gimnazija ir Čekiškės gimnazija pagal dabartinę tvarką yra ant ribos. Kadangi reikalavome, kad gimnazija išliktų, tai yra 21 turi mokinys būti, o jeigu yra 12 bent mokinių, gali būti skyrius. Todėl šios gimnazijos, net ir tokiu atveju, jos nebūtų visiškai uždaromos, blogiausiu atveju jos taptų artimiausių gimnazijų skyriais. Apie uždarimą nekalba, o jau nėra kalbėti apie Ugnės Karvelės gimnazijos uždarimą, kurie mokosi 1083 vaikai šiai dienai ir turi po 5 klases, jokie įstatymai neleistų to uždaryti. Arba Domeikavos gimnazija, kuriame, žinome, vis kalbame, kas metai perpildyta ir reikia net priestatą statyti, kuri turi 1130 vaikų turi. Lygiai taip pat nėra grėsmės Neveronių gimnazijai, kurie renka jau po 35 vaikus ir šiai dienai turi 409 vaikus. Lygiai taip pat Pilėnos gimnazija, nors ir sunkiai, bet dabar įsivažiavo ir turi jau tą reikiamą skaičių po 23-24 vaikus ateinančius 5 metus. Tikrai šitų gimnazijų Karmėlava turinti 605 vaikus taip pat negresia jokie pertvarkos. Tai didžioji dalis yra visiškai grina neteisybė, net negali būti kalbos apie uždarimą tinklą pertvarkant, o tas 2 gimnazijas taip pat jos nebus uždarytos ir kaip tarybos nariai, jeigu klausiu jūsų rinkėjai, kas tai yra blefas, nesąmonė, Kauno rajono savivaldybė tokių neužsiims tokiais dalykais, tikrai nebus tos gimnazijos visiškai likviduotos, gali būti pasikeisti statusas, bet mokytojai išlaikomi, patalpos išlaikomas ir šios visas mokyklos bus toliau egzistuos. Gerai, Vidėjau, ačiū. Tai visi suprantam, kad čia drumst vandenį visada kažkam tai yra patogu. Bet grįžtam prie mūsų klausimų Pilėnos gimnazijos. Tai aš siūlau pritarti tada bendru sutarimu tam pratęsimu, kaip vedėjas sakė, kad viskas tvarkingai, ramiai būtų pabaigta kultūringai. Ačiū. Pritarta.
Taip, tai dabar kaip sutarėm, 65 klausimą kilstelim į viršų, kad viskas būtų su vedėju Jonu Petkevičium tvarkingai užbaigta. Tai 65 klausimas dėl dienos priežiūros organizavimo Kauno rajono savivaldybės numatytose mokyklose paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Jonas Petkevičius. Teikiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl dienos priežiūros organizavimo Kauno rajono savivaldybės numatytose mokyklose paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir sporto ministras 23 metų gruodžio 14 dieną įsakymų numeris V 1566 patvirtino aprašą, pagal kurį būtų steigiamas dienos centrai mokyklose, kai paskelbus mobilizaciją. Žinote, kaip tai veiktų. Seimo nutarimu arba prezidento dekretu paskelbus dalinę arba visuotinę mobilizaciją, žmonės, kurie yra įtraukti į mobilizacijos sąrašus, būtų paimti vykdyti užduočių. Yra automatiškai, tai gali būti visa šeima ir abu sutuoktiniai. Jeigu dirba atitinkamos struktūros arba jų pareigos įeina į tuos darbus, kurie yra skirti valstybės gynimui, kurie turėtų padėti savo vaikus. Todėl yra numatyta, kad vaikai tokių tėvų iki 14 metų, jeigu turi specialiųjų poreikių iki 21 metų ir mokosi iki mokyklinio, priešmokyklinio ir pagrindinio ugdymo mokyklose, jie galėtų būti palikti dienos priežiūrai atitinkamai numatytose dienos priežiūros centruose, įskaitant maitinimą ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Numatyta pagal tvarką, kad tai dirbtų ne mažiau kaip vienas pedagoginis darbuotojas, tai galėtų būti mokytojas arba pagalbos specialistas ir vienas mokytojų padėjėjas. Ir ką jie darytų? Jeigu vyktų ugdymo procesas, padėtų vaikams ruošti pamokas, būtų jiems neformalus švietimas organizuojamas, saugiai vaikai prižiūrimi, laisvalaikis, įtraukiami į meninę, sportinę ir kitokią veiklą mokyklos patalpose arba už jos ribų. Taip pat būtų informuojami tėvai apie tų vaikų savijautą, sveikatą, kaip jie jaučiasi, bendraujama su tėvais. Ir kol tėvai vykdo tas funkcijas, vaikai galėtų būti tos centruose, nekalbama čia apie nakvynę, bet apie darbo laiką būtų nusprendžiama vietoje, atsižvelgus į esamą padėtį. Jie pradeda veikti, kai tik tai būtų paskelbta mobilizacija ir atšaukta, kai būtų mobilizacinė padėtis nutraukta. Darbo centrų laiką, atsižvelgus į koks yra poreikis ir tėvų, paskelbtų savivaldybės administracijos direktorius. Kiekviena savivaldybė turi numatyti ne mažiau kaip 5 tokius centrus. Ir tie centrai kol kas nebūtų viešai skelbiami, taip savivaldybės atitinkami darbuotojai civilinės saugos yra žinomi, žino tuos centrus. Daugmaž, kurie yra pasirinkti, įstaigų vadovai irgi taip pat informuoti, kad jie gali būti paskelbti centrais, bet nenorime žinoti, kad būtų plačiai žinoma provokacijos ir visa kita nešiasiais susijęs su žmonėmis, kurie karo atveju gintų mūsų tėvynę ir jų vaikai turėtų būti saugus. Tai būtų padaryta įsakymais, viskas pasirinkta, būtų tik paskelbus mobilizacinę padėtį, būtų informuoti mokyklo vadovai, tėvai, kuriems reikia, bet irgi neplačiam ratui ir dabar tokia kaip ir šią dieną kaip ir valstybinė paslaptis laikoma. Čia yra tik bendras aprašas, kuris numatė, kaip turėtų būti organizuojamas ta tvarka, kas atsakingi numatyti, tai mokyklos direktorius, pavaduotojai ūkiai, pavaduotojai ugdymui, taip pat sveikatos priežiūros specialistai, kurie numatytų, kaip teikti pagalbą ir tos vaikus priimti. Tai prašau patvirtinti šią tvarkos aprašą, nes jisai yra būtinas pagal vyriausybės nutarimus ir teisės aktus galiojančius. Ačiū, vedėjau. Ar turėsite klausimų? Pasisakymų? Siūlau pritart bendru sutarimu ir palinkėti visiems, kad tas sąrašas niekados nebūtų realiai veikiantis. Ačiū. Taip. Ačiū, vedėjau. Tai viskas tada. Ačiū. Jūsų klausimai baigti. Ačiū Jums už samius pristatymus. Ačiū. Ir dabar mes turim dar 2 klausimus ir laukiu Mindaugo Kruopio. Nematau, bet jau matau. Taip, labą dieną. Vedėjau. Tai dabar jūsų klausimas yra pagal bendrą tvarką 56 dėl Kauno rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo
programos tvarkos aprašo patvirtinimo. Prašom. Tai dar kartą sveiki visi. Tai teikiu tarybos sprendimo projektą dėl Kauno rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo. Na, nepaslaptis, kad Kauno rajono savivaldybė daugelį metų vienokiom ar kitokiom formom rėmė ir remia kultūros paveldą bendraja prasme, taip pat kiek tai siejasi arba nesusijęs su religinė bendruomenė, jų kulto reikmės pastatais, taip pat paslaugoms susijusioms su laidojimo paslaugų užtikrinimu, ritualinių paslaugų teikimu ir panašiai. Tai kultūros paveldo prasme didžioji dalis turbūt ir bažnyčių jie yra priskiriami kultūros paveldui, arba jeigu nėra priskiriami, tai tuose kulto pastatuose yra laikomos kilnojamos kultūros vertybės ir tokiu būdu mes užtikrinam arba prisidedam prie šių pastatų sutvarkymo, remonto. Turėjom programą, iš kurios priešgaisrinę signalizaciją tvarkėm bažnyčiuose ir su jomis susijusiuose pastatuose ir panašiai. Tai šiai dienai yra parengtas šis tvarkos aprašas, aš manau, kad jisai reikalingas, nes įneša daugiau aiškumo ir struktūrizuojami visi tie poreikiai numatyti ir kurios galėtų būti nukreipiamos visos lėšos. Tai tokia būtų mano įžanga. Šiai dienai savivaldybės teritorijoje yra 23 berods bažnyčios ir koplyčios. Tai aišku, kad ten tos lėšos kasmet turbūt dalį jų arba jų remontui, arba tvarkybai, arba tam tikrų, tarkim, priešgaisrinių ir panašiai reikalų tvarkymui reikalingos. Tai turbūt tiek. Apie patį aprašą, kadangi jisai nėra labai ilgas, aš matyt necituosiu ir neskaitysiu, tai jeigu kažkokių klausimų būtų, tai pabandytumėm tada atsakyti. Dalyvauja ir mano kolega ir Žilvinas, kuris tiesiog kultūros paveldą kuruoja. Gerai, ačiū vedėjau. Ar turėsite klausimų, kolegos? Ne, pasisakymų. Aš siūlau pritarti tikrai. Regina, matau, kelia ranką. Prašom, Regina. Bet nematom jūsų. Tik noriu pasakyti, kad kolegijoje gana plačiai mes čia ir svarstėm ir diskutavom irgi kviečiu pritarti. Aš tai irgi kviečiu pritarti, čia iš tikrųjų būtų mums, nežinau, kažkokia nesusipratimas, jeigu aukotumėm savo praeitį, kultūrą, tradicijas, tikrai reikia, tas visas turtas Kauno rajone tikrai yra visas mūsų ir tikrai reikia galvoti apie tai, kas liks mūsų vaikam, tai aš tai irgi siūlau pritarti už tą bendradarbiavimą ir saugojimą to paveldo, kurį turim. Pritarėm. Ir dar Rūta įsijungė. Labą dieną, Rūta, dar jūs irgi geltoną ranką keliat. Aš tik tai noriu padėkoti ir pasakyti, kad šita programa mūsų savivaldybės veikianti yra nuo 2008 metų, tai mes esam pirmi Respublikoje buvom su savo programa ir esam pavyzdys visai Lietuvai. Tai tik tai tiek ir ačiū, kad pritarėt. Ačiū, Rūta. Gerai, tai pritarėm, suprasdami, kad reikšmė šito. Ir paskutinis mūsų šios dienos darbotvarkės klausimas ir Mindaugo paskutinis klausimas dėl gatvėvardžių suteikimo Čekiškės, Garliavos apylinkių ir Ringaudų seniūnijos. Taip, tai teikiamas minėtas tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma suteikti gatvių pavadinimus pagal pateiktą sąrašą, kadangi sąrašas ganėtinai trumpas, tai gal ir paskaitysiu. Čekiškės seniūnijų Galų kaime Liepų gatvė, Garliavos apylinkių Karkazų kaime Šeivamedžių gatvė ir Ringaudų seniūnijų Ringaudų kaime Rūko gatvė. Visi gatvėvardžiai yra apsvarstyti pavadinimų sumanymą atlinkam žmonėse. Siūlyčiau pritarti šiam sprendimo projektui. Ačiū. Klausimų, kolegos? Pasisakymų. Tai turbūt pritarėm, kad Ringaudos būtų Rūko gatvė. Ir tada ačiū, Mindaugai. Ačiū. Gerai, kolegos, iš tikrųjų visą pamoką dirbom nuoširdžiai, kadangi daug klausimų tikrai buvo matyti tiesiog dėl tų įstaigų
pristatymų, tai manau, kad nesunku buvo daug kur ir apsispręsti. Tai tada dėkoju už šiandienos darbą. Atsiprašau dar kartą, Dovilė, jūsų, kad laiku nesureagavau dėl to nusišaldymo. Ir tada pasimatysim ketvirtadienį. Tai tada iki. Ketvirtadienį. Iki pasimatymo. Viso gero. Viso gero. Iki. Iki.